Norime priminti, kad skubėti niekur nereikia, viską atlikite dėmesingai, prireikus bet kada galite paspausti pauzę ir atlikus veiksmą pratęsti šį video. Norint susikurti PayPal sąskaitą, reikės turėti elektroninio pašto adresą ir kreditinę arba debetinę banko kortelę ir internetinės bankininkystės prisijungimą. Paspauskite pauzę ir viską pasiruoškite, kad turėtumėte po ranka. Atsidarius PayPal puslapį, spauskite mygtuką Sign Up. Pasirinkite Personal Account ir spauskite Continue. Pasirinkite šalį, kurioje gyvenate šiuo metu. Čia įrašykite savo elektroninio pašto adresą. Susigalvokite prisijungimo slaptažodį ir įrašykite jį čia. Nepamirškite užsirašyti. Šiame langelėje įrašykite slaptažodį, kurį ką tik sugalvojate ir užsirašėte. Toliau spaudžiame Continue. Šiame etape reikia užpildyti savo duomenis. Norėčiau akcentuoti, kad nenaudotumėte lietuviškos abėcėlės raidžių, tokių kaip E, Š, Ž ir panašiai. Čia įrašykite savo vardą. Čia įrašykite savo pavardę. Šiame langelėje įrašykite savo adresą, o tai yra gatvės pavadinimą, namo ir buto numerį, taip kaip parodyta pavyzdyje. Svarbu, adresas turi būti tas, kuriuo yra užregistruota jūsų banko kortelė. Šiame laukelyje įrašykite miestą, kuriame yra užregistruota jūsų banko kortelė. Šiame laukelyje įrašykite, kokioje apskrityje jūs gyvenate. Jeigu nežinote savo apskrities, sužinokite savo apskritį čia. Paspaudus, sužinosite, kokioje apskrityje gyvenate. Toliau. Šiame langelėje įrašykite savo pašto kodą. Jeigu nežinote savo pašto kodo, sužinokite savo pašto kodą čia. Paspaudus, sužinosite savo pašto kodą. Šiame laukelyje įrašykite savo mobilaus telefono numerį. Čia uždėkite varnelę, kad sutinkate su PayPal taisyklėmis. Tai padarius, spauskite Agree and Continue. Šiame etape reikės susieti savo banko kortelę su PayPal paskyra. Čia suveskite savo kortelę 16 skaičių seką, kuri yra priekinėje jūsų kortelės dalyje. Čia įrašykite, iki kada galioja jūsų kortelė. Čia įrašykite CSC 3 skaičių kodą, kurį rasite kitoje kortelės pusėje. Viską surašius, paspauskite mygtuką Add Card.
Toliau reikia prisijungti prie elektroninio pašto, kurį įvedėte registracijos metu. Taip ir padarykime. Prisijungus prie elektroninio pašto, atidarykite laišką, kurį jums atsiuntė PayPal. Dabar jums reikia patvirtinti PayPal sąskaitos registraciją. Kad taip padaryti, spauskite mygtuką Activate. Atsidarius šiam puslapiui, čia įrašykite jūsų PayPal slaptažodį, kurį sugalvojote registracijos metu. Tikiuosi, kad buvote jį užsirašę. Tai padarius, nuspauskite mygtuką Login. Čia yra rašoma, kad jūs sėkmingai patvirtinote savo elektroninį paštą. Toliau reikia išsirinkti vieną iš pateiktų saugumo klausimų. Klausimai yra tokie. Koks buvo jūsų pirmo augintinio vardas? Kokia jūsų vyriausio vaiko pravardė? Koks jūsų tėvo antras vardas, jeigu toks yra? Koks jūsų kambarioko vardas? Kokia jūsų mamos mergautinė pavardė? Koks jūsų geriausio vaikystės draugo vardas? Išsirinkite vieną iš jums tinkančių variantų ir jį paspauskite. Šiame laukelyje įrašykite atsakymą į klausimą, kurį pasirinkote. Neužmirškite užsirašyti klausimą ir atsakymą. Ateityje jų gali prireikti, jeigu pamiršite savo prisijungimo slaptažodį. Čia reikia išsirinkti antrą saugumo klausimą. Klausimai yra tokie. Koks buvo jūsų pirmo augintinio vardas? Kokia jūsų vyriausio vaiko pravardė? Koks jūsų tėvo antras vardas, jeigu toks yra? Koks jūsų kambarioko vardas? Kokia jūsų mamos mergautinė pavardė? Koks jūsų geriausio vaikystės draugo vardas? Išsirinkite vieną iš jums tinkančių variantų ir jį paspauskite. Šiame laukelyje įrašykite atsakymą į klausimą, kurį pasirinkote. Neužmirškite užsirašyti klausimą ir atsakymą. Ateityje jų gali prireikti, jeigu pamiršite savo prisijungimo slaptažodį. Toliau spauskite mygtuką Submit. Čia mus informuoja, kad mes sėkmingai aktyvavome PayPal sąskaitą. Dabar reikia susieti PayPal sąskaitą su jūsų kortele. Spauskite Continue. Čia suveskite savo kortelę 16 skaičių seką, kurie yra priekinėje jūsų kortelės dalyje. Čia pasirinkite mėnesį, iki kada galioja jūsų kortelė. Čia pasirinkite metus, iki kada galioja jūsų kortelė. Čia įrašykite CSC 3 skaičių kodą, kurį rasite kitoje kortelės pusėje. Viską surašius, paspauskite mygtuką Continue. Čia jūs informuoja, kad jūsų PayPal sąskaita sėkmingai sukurta. Toliau spauskite piktogramą PayPal. Sekantis žingsnis. Reikia verifikuoti banko kortelę. Spauskite Get Verified. Šiame puslapyje paspauskite Get Verified. Čia PayPal sistema informuoja, kad paspaudus mygtuką Continue nuo jūsų sąskaitos bus nuskaičiuota 1,50 € suma, kuri bus grąžinta atgal į jūsų sąskaitą per 24 valandas po verifikacijos. Spaudžiame Continue. Čia PayPal sistema mus informuoja, kad reikia prisijungti prie banko ir susirasti šį kodą. Paspauskite pauzę ir prisijungite prie savo banko, naudojant internetinę bankininkystę. Prisijungus prie banko, eikite į skiltį Likutis. Čia reikės susirasti ir nukopijuoti 4 skaičių kodą, kuris atrodo taip. Nusikopijavus šį kodą grįžkite į PayPal paskyrą ir paspauskite mygtuką My Account.
Toliau spauskite Get Verified. Čia dar kartą spauskite Get Verified. Dabar suraskite užrašą Enter PayPal Code ir jį paspauskite. Atsivėrusiame lange įrašykite tuos 4 skaičius, kuriuos ką tik nukopijavote savo banke ir paspauskite Confirm Card. Sveikiname, jūsų kortelė patvirtinta ir susieta su PayPal sistema. Neužmirškite prisijungti prie mūsų Facebook grupės, kur mes visada pasiruošę jums patarti ir padėti visais jums iškilusiais klausimais. Iki greito malonaus.